Vestuvių maratonas atšilus orams prasideda ir Lietuvoje. Vestuvių organizatoriai sako, kad sunkmetis vestuvių šventimo tradicijų nekeičia. Žmonės visomis išgalėmis stengiasi iškelti iškilmingas vestuves. Jaunosios negaili pinigų prabangioms vestuvinėms suknelėms. Neretai dėl prašmatnios vestuvių puotos jaunieji ryžtasi net imti paskolą. Lietuvoje poros vis dažniau nori netradicinių vestuvių. Daug metų renginius ir vestuves organizuojanti klaipėdietė Vilija Kaušpėdienė sako, kad lietuviai net ir per sunkmetį taupyti nelinkę. Teigiama, kad vestuvės mažiausiai kainuoja 20 000 litų. Kokios kainos buvo iki krizės, tokios jos yra ir dabar. Šiais metais ypač vasarą pagausėja vestuvių emigrantų, lietuvių atvykstančių, taip pat mišrių santuokų. Tikrai tai absoliučiai bendro nieko neturi su krize. Ir kartais juokaujam, kad kuo didesnė krizė, tuo labiau kuriasi naujos šeimos, tuo labiau, kaip sakoma, atsiranda vaikai gimsta vis daugiau, ką įrodo, sakysim, kažkokią statistiką. O kas liečia tradicijas, tos tradicijos tikrai labai pakitę yra. Vestuvių organizatoriai sako, kad lietuviai nebenori nusistovėjusių lietuviškų papročių. Nebepotauja 3 dienas, nekaria piršlio, tuokiasi nebe civilinės metrikacijos skyriuje, o mieliau renkasi pajūrį ar kitas gražias vietas gamtoje. Kad ir kokios būna neįprastos vestuvės nuotakos, vis dėlto trokšta vilkėti puošnę vestuvinę suknelę. Tiesa, lietuvių skonis keičiasi. Nuotaikos kratosi pūstų, perkrūtų suknių ir ieško nors ir brangesnių, bet stilingų ir subtilių. Nebėra tortų, nebėra jokių lankų, yra tik tai klasikos daug. Kiek kainuoja suknia, nuotakos neretai nuslepia net nuo artimųjų. Kiekviena mergina nori būti pati gražiausia ir dauguma netaupo. Nes tai dienai vis dėlto vieną kartą gyvenime, visos taip tikisi ir renkasi tą, kurią svajoja nuo vaikystės suknelę ir netaupo daugiausiai. Nors šiame suknelių nuomos salone jaunosios turi galimybę suknelę pirkti ar išsinuomoti išsimokėtinai, kol kas ne viena nuotaka tokią galimybę nepasinaudojo. Tačiau kelti vestuvių puotai jaunavedžiai neretai ima banko paskolą. Pasak vestuvių organizatorių pasitaiko ir graudžių atvejų. Pavyzdžiui, iš bankų prisiskolinę jaunavedžiai išsiskiria ir dar ilgus metus moka už vestuves, net ir gyvendami atskirai.